Sveiki! Šiandien pakalbėsim ne apie tai, kaip suvilioti kokią nors karalienę ar tikrą princesę arba nijolę jūsų kaiminę, bet apie žuvis. Apie tai, kaip pagauti upių karalienę lašišą ir liaudiškai nijolę vadinamą lydeką. Ir pirmiausia pradėsim, aišku, nuo karalienės lašišos. Taigi, Iron Wolf vobleriai, kaip žinia, yra grinai lietuviškas prekinis ženklas, viskas testuota Lietuvoje, pagaminta būtent Lietuvos sąlygom, taigi nėra jau kažkokių atsitiktinių, Pietų Amerikų, taip toliau, Azijų, Europų. Tiesiog tai yra Lietuvos, Pabaltijo rinkai puikus pasirinkimas. Pirmiausia, lašišos. Ką reikėtų pasirinkti? Šok. Vobleriukas, nedidelis, klasikiniai kupreliai. Turbūt visi žino, kada virpesiai bus pakankamai per vidurį aštrus. Kokybiškas dažymas, tikrai nenusidaužys, nenubluks. Geri kabliukai. Tikrai nieko keisti nereikia, nebent norit, galit ekstra pasikeisti, bet kokybiški žigeliai, kabliukai, viskas tikrai. Toliau. T-Rexas. Toks krenkutis, tarp krenko ir stick tipo voblerio. Kažkas ne visai storas. Puikiai tik licenziavimuose vietose, kai reikia agresyvaus voblerio. Nerį šiek tiek giliau jau. Galite išbandyti duobėse, prie kranto. T-Rexas ir šokas. Pasirinkimas lašišom numeris 1. Dabar apie nijolės. Ką reikėtų išskirti, turbūt šeimas. Jeigu paimsite virtuozo, Twitchmasteris arba agentas, yra visi vobleriai labai panašus. Klasikinio tipo. Gali tiek traukti, tiek trūkščiantį, paprastai traukti, tikrai dirbs. Niekad neapsiriksit, norit universalių voblerių, tai yra virtuozo, Twitchmasteris ir agentas. Šitie 3 vobleriukai puikiai tiks nijolėm suvilioti. O dabar apie tikrai originalius sprendimus. Tai yra Vibromaxas. Štai toks vobleriukas su kuprele. Jis yra skęstantis ir besileidimas va taip gražiai virba. Tarp cikados, tarp vaibo, atkreipkite dėmesį ten, kur šlaitai, tarp žolių. Jūs tikrai nustebins originalus vobleriukas. Ir taip pat su kuprele Phobosas. Štai tokia išraiškinga kuprelė. Kas nežino, kad tokios formos reiškia vobleriui, tiesiog šita vieta yra kaip ir centruota ir bus labai gražiai žaidimas iš šonus, pasituos tai vieną tai kitą pusę, tiek tvičinant, paprastai traukiant, puikus pasirinkimas, taip pat lydeko. Na, o kas mėgsta klasiką, štai tokie 2 stick tipo vobleriukai, Domusas ir Thunderis. Na, tačiau reklamuoti nereikia, šitą formą visi žino, klasikinis toks twitchinginis, kas mėgsta didesnius voblerius. Thunderis, toks klasikinis stikas, galite išmėginti. Taigi pasikartosiu, kas nori pagauti lašišą, šokas ir T-Rexas, nijolė, universalius vobleris, nenori turėti daug voblerių, nori turėti 3 rūšis, Twitchmasteris, virtuozo ir agentas. Eksperimentuot, Vibromaxas, taip pat Phobosas. O klasikos mėgėjam Thunderis ir Domus.